Mes kalbėsim suomiškai. Nu ir dabar paskaičiuosiu iki 10. Uksi, kaksi, kolmen, nelija, vyzi, kūzi, seitsemän, kakdeksan, yhdeksän, 10. Terve. Päivä. Minä olen Kasparas. Kuka sinä olet? Minun nimeni on Daiva, minä olen liettualainen, minä olen 34 vuotta. Hauska tutustua. Ja samoin, mitä kuuluu? Kiitos hyvin, entä sinä? Kiitos hyvin, koska nyt olen vähän väsynyt. Hei hei! Heippa! Tai mes dabar turbūt ir norėtume vertimo, kas čia buvo, ką jūs čia kalbėtum. Aš pasakiau, kad mano vardas Kasparas ir paklausiau, koks jos vardas. Aš pasakiau, koks mano vardas, prisistačiau, pasakiau iš kur, pasakiau, kiek man metų. Tada Kasparas pasakė, kad jam malonu susipažinti. Aš pasakiau, kad man taip pat malonu ir dar paklausiau, kaip jam sekasi. Jisai sakė, kad jam sekasi gerai. Aš pasakiau, kad man sekasi gerai, tačiau dabar esu šiek tiek pavargus. Tada klausimas kyla, iš kur Kasparas su mama išmoko taip gražiai šią kalbą, suomių kalbą. Nu tai mes vasarą gyvenom Suomijoje ir tiesiog išmokom. Aišku, tai daug keliaudami, ar ne? Tai labai smagu. Tai ačiū, pasakom, paplojam Kasparui ir jo mamytei. Ačiū labai.